Wolvesam manau, kad 7-5 procentai KMT finalas. Ne, tikrai ne. Lygiai prieš beveik savaitę nuskambėjo Karaliaus Mindaugo taurės finalinių rungtynių finalinė sirena ir mes visi žinome, kaip viskas baigėsi. Žalgiris iškovojo čempionų taurę, Neptūnas liko antri ir aš sakau taip. Neptūnas padarė istoriją, bet tuo pačiu liko per žingsnelį nuo istorijos. Man asmeniškai labai smagu, sėdint arenoje prie manęs priėjo keletą žmonių, kai kurie sakė, kad reikėjo daryti laivą, būtent iš arenos, kai kurie sakė, kad reikėjo pasidėti kamerą ir daryti va tokią emocijų karuselę, kaip aš darau Neptūno namų rungtynių metu, bet galvoju, reikia ir man įstoti. Ir galbūt jums kyla klausimas, seniuk, savaitė jau praėjo, vėluoji. Žinau, bet, reikėjo su tom emocijom susitvarkyti, paverkti reikėjo. Reikėjo išsiverkti ir dabar aš galiu jau laisvai pakalbėti apie tai, koks buvo tas savaitgalis, mano nuomonė Klaipėdos Neptūnui, kas buvo gerai, kas buvo blogai, ko trūko, ko netrūko. Ir galime keliauti prie pirmojo pusfinalio Klaipėdos Neptūnas ir Vilniaus Wolves. Aš jau nujaučiau viduje kažkur giliai širdyje, kad seniuk čia gali būti bairių. Čia gali būti bairių. Taip, visi nurašė Neptūną, taip, mus atplakė visai neseniai Kėdainių Nevėžis. Ir mes ateiname po daug pralaimėjimų. Norėjau įvardinti kiek, bet nežinau, jau pasimečiau skaičiuje. Ir visi nurašė. Pusfinalį mes pralaimėsim Wolvesams, o dėl trečios vietos kovojant pralaimėsime Panevėžio Lietkabeliui. Aš galvoju, čia juk sprintas, čia juk visko gali būti, taip ir įvyko, o pačiose rungtynėse man visų pirma užkliuvo, be abejo, kalbu iš savo varpinės. Tai yra visiškai mano nuomonė ir kiekvienos skonis yra skirtingas. Man asmeniškai atrodo, kai žaidėjus pristatinėjai, reikia kažkokios energijos duoti, vienokios ar kitokios. Aš esu tas, kuris draskosi. Man patinka rėkti, nes aš kažkodėl esu įsitikinęs, kad jeigu aš duosiu emocijos, nuoširdžiai, natūralios, aš gausiu ją atgal. Dažniausiai taip sekasi, dažniausiai taip viskas ir įvyksta. Kitose arenose pranešėjai dirba visiškai kitaip. Ir aš nieko neturiu prieš Vytautą Rumšą. Jo balsas yra ikoniškas, tai yra visiška Lietuvos ikona, legenda, bet žaidėjų pristatymas tai buvo lavoniškas. Visiškai. Ir aš apkalbėjau ne su vienu net Žalgirio, Neptūno fanu, kad labai liūdnai. Tu tiesiog atsisėdi ir tu spėsi dar po kaituką porai minučių numigti, kol to žaidėjus pristatys. Ir aš suprantu, rungtynės yra pirmoje vietoje, o ne žaidėjų pristatymas, bet bent jau to cinkelio, tai paduokit kažkaip, kažkokios energijos. Bet tai yra iš mano varpinės. Aš galvoju, kad buvo galim padaryti tai geriau. Turiu net idėją, kaip tai buvo galim padaryti geriau, bet yra kaip yra. Tai tikrai nesugadino viso renginio ir prasidėjo pirmasis pusfinalis. Aš jį stebėjau iš namų, kadangi turėjau šventę ir reikėjo būti šventės dalimi, tai stebėjau iš namų. Instagrame tie, kas mane seka ar TikTok'e, matė, kad aš dėjau storius, kuriuose rodžiau savo emocijas 100% skalėje ir visos rungtynės vyko taškas į tašką. Man buvo svarbiausia, kad pirmam kėliny Wolvesai nepabėgo, antram kėliny viskas panašiai. Mano nuomonė, kad kertinis šių rungtynių epizodas buvo tada, kai išprovokavo tą techninę pražangą Marekui Blaževičiui. Aš nekvestionuosiu, ar tai buvo teisingas ar neteisingas sprendimas. Aš džiaugiuosi, kad taip įvyko, nes nors Marekas tuo metu buvo pelnęs 10 taškų, bet mano nuomonė, jisai aikštelėje buvo būtent tas žmogus, kuris daugiausiai problemų kelia Klaipėdos Neptūnui. Mes kažkaip nesusitvarkom su juo. Ir Martynas labai gerai paskui pasakė, kad Marekas geras bičas, tiesiog, tai buvo tikslas išprovokuoti, jaunas, tai ir išprovokavo, iškeliavo Marekas į Rūbinę ir nuo to laiko kažkaip jau toks akmuo nuo širdelės nukrito ir taip galvoju, tai mes turbūt jau galim, bet gimtadienyje aš buvau tas party pooperis, kuris, kai visi sėdi prie stalo ir bendrauja, aš tiesiog žiūrėjau į televizorių ir tiesiog meldžiausi, kad nieko čia neįvyktų, kad mes pralaimėtumėm ir likus kiek daugiau nei 21 sekundai Miles Heason pataikė 2 baudos metimus ir turime +5, tuomet Anthony Cowan surengė labai greitą ataką, liko +3. +3 yra ta riba, kur aš jau sakau, kad jau negerai, jau mums reikia taškų, nes tai yra tik vieno metimo skirtumas. Tada Neitas Johnsonas pataikė 1 iš 2 baudos metimų ir turime +4. Aš, kai buvau mažas, visada galvodavau, +4, ramu seneliumbai. Ramu! Nes tai yra tritaškis su pražanga, bet jeigu mes tų priešingas tritaškį lieka mažai laiko, neprasiženk ir viskas bus gerai. Bet šiais laikais supranti, 4 taškai yra labai trapus rezultatas, tai gali būti tritaškis, prasižengs prieš tave, tu nesumes baudų ir mes esam jau turbūt šiais laikais ne vieną kartą matę, kai per 1 sekundę iš nuo vidurio aikštės paleidžia kamuolys skrieja tinklelį ir komanda pralaimi. Tai aš labai džiaugiausi, kad viskas baigėsi tai, kaip baigėsi. Jeffrey Tayloras nepataikė savo to tritaškio, galbūt kaip ir lemiamų galime įvardinti ir Neptūnas švenčia pergalę ir keliauja į didįjį finalą. Tai jau yra istorija. Klaipėdos Neptūnas niekada nebuvo didžiajame finale, antra vieta jau yra istorija ir visi tie, kurie ten nurašinėjo Georgijos Vovorą,
aš turiu tokią vat visiems mintį. Išeina jie į KMT. Apskritai, į sekantį etapą su Rytu jie išėjo, ant šaros išėjo. Kai Žygis Janavičius Kėdainiuose įmetė paskutinę sekundę tritaškį, be abejo, dar būtų buvusios rungtynės su Utenos klubu, bet jų jau nebeprireikė. Tai mes sunkiai išėjome į sekantį etapą. Mes sunkiai įveikėme Rytą, bet Rytas jau buvo toksai, tai mes palauk, įveikėme Lietuvos čempionus, mes esame laimingi. Dabar išeiname į finalinį ketvirtą, gaunam Vilniaus Vulfsus, mus vėl nurašo, laimim prieš juos, išeinam į finalą. KMT finale taip jau galime žvelgti įvykiams už akių, mes likome antri. Dėl to mano nuomonė buvo iš karto labai nelogiška, jeigu trenerį atleistų, kai jisai KMT išėjo į finalą, kas yra istorinis rezultatas. Taigi aš dėl to labai džiaugiuosi, kad Georgijos Vovras lieka Klaipėdos Neptūne. Man patinka šitas treneris, man patinka, jisai pirmasis į LKL atnešė, kad už galinės linijos vienas kitam perdodam kamuolį, išbėgam. Tokių bairių mes nesam matę. Mes Klaipėdoje vienas iš mūsų net paleido laiką per anksti, nes mes tiesiog nesitikėjom. Ir yra smagu, kai kas nors naujo yra įnešama į lygą, paskui ir buvo diskutuojama apie tą epizodą. Aš labai džiaugiuosi, kad treneris lieka savo poste, bent jau iki sezono galo, o jau kaip paskui bus pagyvensim, pamatysim. O po pirmųjų rungtynių mes jau viską šventėm, aš jau prisijungiau prie gimtadienio kaip normalus išauklėtas žmogus. Įvyko snaiperių konkursas. Mano nuomonė, fenomenaliausias snaiperis lygoje yra Joseph Girard III. Tai yra, tu nebesvaik, seni, kokios rankelės ten pas jį karštos. Bet jis nedalyvavo. Nedalyvavo tritaškių konkurse, dėl to aš palaikiau Eimantą Stankevičių, kaip Karolis Tiškevičius pasakė, kad, reik nutraukti tą prakeiksmą. Tai aš labai norėjau, kad nutrauktų prakeiksmą ir aš mačiau jau keletą rungtynių, tai yra labai geras snaiperis. Tai yra labai karštą rankelę turintis žaidėjas, bet, tai yra prakeiksmas ir tu nieko nepadarysi. Nelaimėjo jis, bet laimėjo Laurinas Beliauskas, tikrai pademonstravęs įspūdingą rezultatą ir širdelį tai aš džiaugiausi, nes tai yra klaipėdietis, o kaip aš sakau, Klaipėdos snaiperių laisvų palikti negalima. Ne, tada po snaiperių konkurso įvyko formalumai, Žalgiris žaidė su Lietkabeliu, nebuvo didesnio pasipriešinimo. Aš labai mėgstu tas pelenės pasakas, kuris silpnesnis laimi prieš stipresnį, bet nieko panašaus neįvyko ir didysis finalas Žalgiris ir Neptūnas. Ir keliaujam į tą didįjį finalą. Tai jau finalinę dieną aš atvykau iš Klaipėdos į Vilnių į areną, jau galvojau tikrai palaikysiu. Žiūrėdamas BetSafe LKL Instagramo vieną video, aš jums dabar galiu parodyti, kur aš sėdėjau, nes jei pasakyčiau 114 sektoriui, turbūt niekam tai nieko nesako. Tai būtent čia matote mane, aš jau pamatęs, kad atsidarė pakelimo takas Lonnie Walkeriui, aš jau susijėmiau už galvos ir tikėjaus, kad tiesiog nesugrūs kamuolio per žmogų. Ačiū Dievui, kad taip ir neįvyko. Ir noriu padėkoti visiems, kurie arenoje priėjo, kas nusifotografuoti, kas šiaip ranką paspaudė, su kuo pabendravome. Ir man labai smagu, kad aš vienas atvykau stebėti tų rungtynių, be jokios kompanijos, bet už 2 sektorių nuo manęs sėdėjo mano artimas bičiulis Mantas, kuris yra Žalgirio fanas. Jis atėjo su Žalgirio džemperiu, aš dar jokiau sakau, Neptūną palaikysi, tai sakė tikrai ne. Pabendravome, apkalbėjome ir mintis prieš finalą. Mano mintis buvo tokios, kad abiejų trenerių kėdės traška, bet Vovoro dabar jau traška daug mažiau arba išvis nebetraška, nes jisai padarė istoriją, pateko į finalą. Aš labai ilgą laiką sakiau, kad Žalgiris Eurolygoj yra kaip Neptūnas LKL. Mes pradėjom labai aukštai, žaidėm labai gerai ir mes nuo to laiko einam tik žemyn. Vėlgi, tai yra vienerios rungtynės, tai yra sprintas, tai yra didysis finalas ir aš sakiau, šiaip finalai nebūna gražu. Aš nesitikiu kažkokio labai gražaus žaidimo, bet man svarbiausia, kad žaidėjai tiesiog duotų kovą. Nepralaimėtėm 50 taškų, nes tada jau tiesiog bus gėda. Lai duoda kovą, man to užteks, o jeigu dar ir laimės, seniukai, tai tu nebejokauk su tokiais bairiais. Prasidėjus rungtynėms man buvo ta pati emocija, lygiai taip pat kaip ir su Vilkais, kad svarbiausia neleisti Žalgiriui pabėgti. Ir pirmas kėlinys vyko labai gražiai ir ko aš nenorėjau, bet kas įvyko, dėl ko kaip ir neliūdžiu, bet ir nesidžiaugiu, tai Aleno Smailagičiaus dėjimas. Tai yra žiauriausias dėjimas šį sezoną. Tai visiškai per žmogų. Martynai, atleisk iš karto, kad kalbu aš tai, bet tai buvo nežmoniškas dėjimas. Gal kai kurie dabar iš jūsų žiūrės ir sakys, o tai palauk, kaip žmogus palaikantis Neptūną dabar gali čia taip ant pjedestalo kelti priešininkų dėjimą. Bet tai buvo žiaurus dėjimas. Jūs galit palaikyti, ką norite. Rytą, Žalgirį, Vulfsus, Neptūną. Tai buvo žiaurus dėjimas. Ir iš karto pagalvojau, tai bus ta žiežirbėlė, kad dabar Žalgiris užsikurs po tokio dėjimo. Tikrai, tai emocinis kažkoks pakilimas. Ačiū Dievui, tai neįvyko. Antras kėlinys vyko labai panašiai. Kažkas pabėga, kažkas prisivėja. Trečias kėlinys lygiai taip pat nieko ten per daug nenusprendė, nes tu žinai, kad Žalgiris yra ant popieriaus tikrai stipresnė komanda ir prie Žalgirių turėti plus 15, kaip mes ir paskui pamatėm plus 10, plus 13, plus 15, nieko nėra. Atėjus ketvirtam kėliniui, aš jau buvau pradėjęs galvoti, kad kai aš lankiau krepšinio mokyklą, kažkas buvo
buvo pasakęs, jeigu jau dalyvauji finale, žaidi finale dėl pirmos vietos ir jeigu jau, tarkim, pralaimėsi tą finalą, jau geriau pralaimėk ant 20 taškų, nes tu bent jau žinosi, kad pralaimėjai stipresniai komandai. Nu, neturėjai šansų, pralaimėjai. Nei pralaimėk ant 2 taškų, nes tu žinosi, kad viską lėmė vienas metimas, kažkokios 2 nepataikytos baudos, kažkokia pražanga ne vietoje. Ir 4 kėlinyje aš jau pradėjau galvoti, kad gerai, jeigu jau nuėjome iki to, jau geriau einam iki galo ir laimim. Ir be abejo, po Servidžio and one metimo, tai aš nežinau, ar buvo toks derinys, ar čia buvo tiesiog improvizacija, bet labai gerai išpildyta buvo, nieko negali pasakyti. Aš galvoju, gerai, tai dabar pataikys baudos metimą, turi jie +2. Nu tai ką, reikia dabar Vovorui minutės pertraukėlę pasiimti, nubraižyti derinį, bent jau išlyginti rezultatą, bent jau tos 2 taškus gauti. Žiūri išvieslinti. Klaipėdos Neptūnas nebeturi minutės pertraukėlių. Bet aš, ir tai yra spekulacija, aš taip manau, treneris paėmė trenerio iššūkį dėl kažkokių klaidų ištaisymų, net neprisimenu tos savokos. Aš manau, kad tai buvo daroma ne dėl to, kad pasikeistų teisėjų kažkoks sprendimas, bet dėl to, kad aš turėčiau laiko dabar žaidėjams nubraižyti derinį paskutiniai atakai, nes aš neturiu minutės pertraukėlių. Nežinau, ar tai buvo daroma, bet aš įsivaizduoju, kad buvo taip, labai protingas trenerio sprendimas. Ir kai prasidėjo paskutinė ataka, ir mano mintis buvo visiškai tokios pat kaip komentatoriaus. Na ir Neptūnas renkasi laikyti kamuolį iki galo. Mes nusprendėm laikyti kamuolį. Ok, tai reiškia, mes eisim arba paskutinę sekundę lyginti rezultato, arba eisim all in, mesim iš toli ir daug dievė tas tritaškis įkris. Bui prieš Butkevičių. Bui baudos aikštelės. Tapteli Dešūras Bui. Perdavimas Malsui Hesenui. Hesenas Gailiui. Kapitonas iš kampo nepataiko ir Kauno Žalgiris tampa taurės čempionu. Ir galiausiai pamatėme, kad Žalgirio gynyba vėl turėjo skylę. Nu tas metimas, dėl ko aš visą savaitę nedariau jokio video, tas Gailiaus metimas paskutinę sekundę. Aš stovėjau ir iš mano taško toks geras metimas ėjo. Ir aš jau atsistojau ir vienu metu viduje aš nežmoniškai džiaugiausi, nes nu va tiek betrūkst. Nu va tiek. Jisai prieš 2 atakas pataikė iš to pačio taško. Bet viduje buvo, jeigu mes prametam, aš tiesiog turbūt į ašaras pulsiu. Metimas buvo netaiklus. Ir žiūriausiai yra tai, kad po šitų rungtynių tu matai, pavyzdžiui, skrolindamas TikTok'e, visus tuos sumontuotus video, tu liūdna muzika, kai Gailius gauna iš Hysono pasą ir jis meta tą tritaškį. Ir kai krenta tas kamuolys, ta nuostabiai tobula trajektorija ir pataiko į lanką, iššoka ir būtent ant to lanko pataikymo vietos pradeda priedinis liūdnos dainos skambėti. Ir aš žiūriu kiekvieną tą vaizdo įrašą ir man taip ta širdį skauda, nu va kiek nedaug trūko ir komentaruose, pavyzdžiui, būna, tai beveik Neptūnas laimėjo. Žiūrėk, kaip aš sakau, beveik tai vis tiek nėra neščia. Yra neščia arba neneščia. Tai yra laimėjo arba nelaimėjo. Beveik nesiskaito. Visada taip gyvenime būna. Beveik nesiskaito ir Žalgiris išnešė, sakykim taip, sveiką kailį. Sveikinimai fanams ir pačiam Žalgiriui su tuo, bet mes iš karto nusileidom, aš nusileidau iš savo sektoriaus ir mano draugas Mantas iš savo sektoriaus, paspaudėm vienas kitam rankas, geros rungtynės tikrai. Ir tada įvyko Kauno Žalgirio apdovanojimai ir labai daug ką pasakė. Kai Edgaras Ulanovas atėjo prie Vaido Leligos ir paklausė Vaidas, neprisimenu kokio klausimo tiksliai, ar kaip jautiesi, ar kokios emocijos. Ir Edgaro Ulanovo tos emocijos buvo tokios, kur jie nesidžiaugė. Kokios emocijos tavo galvoje? Nėra kada būti susiraugus, mes laimėjome čempionai. Nu, tu džiaugiesi, bet kaip ir netaip tu turėjai plus 30 išeiti ramiai, aukštai pakėlęs galvą, nugalėti ir nebesicatkinti ir Edgaro Ulanovo emocijos. Laimėjom, jėga, aš suprantu, 1 vieta. Todėl ne veltui šito vaizdo įrašo pavadinimas ir yra. Sidabras vertas aukso. Ir auksas tik sidabro vertės, nes Klaipėdos Neptūnui mes čia švesim, mes 2 vietą paėmėm. Seni, what the fuck? Ir Žalgiris, kuris tiesiog tą titulą turbūt parsineš, pasidės ir nelabai turbūt norės prisiminti kaip įspūdingiausio savo pasirodymo. Yra kaip yra, vėlgi, sveikinimai Kauno Žalgiriui. Ir kaip komentatorius Augustas Šuliauskas pasakė, yra 2 tipai žmonių. Pirmasis tipas, tai tie, kurie sako, kad tai buvo gražiausias Karaliaus Mindaugo taurės finalas per visą turnyro istoriją. Ir antrasis tipas, kurie sako, kad ne ir jie meluoja. Tiek iš mane šiandien ir štai tokios yra emocijos po pasibaigusio Karaliaus Mindaugo taurės finalinio ketverto. Liūdėti ir džiaugtis? Tik džiaugtis. Tik džiaugtis, tai yra istorinis pasiekimas. Mes didžiuojamės vyrais, jie yra šaunuoliai, jie nuvažiavo, visus užtildė, parodė, kaip reikia žaisti krepšinį, žaidė gražiai, niekas neturime nei vieno blogo žodžio pasakyti ir labai tikimės, kad tai taps labai pozityvių ir tinkamų impulsų likusiai reguliaraus sezono daliai. Na, o mes
mes susimatysime jau kovo 2, vėlgi namų rungtynės, Klaipėdos Neptūnas priims Panevėžio Lietkabelį. Labai laukiam, labai pasilgau jau to darbo, reiktos jau emocijos ir pergalių, norisi pergalių. Jų ir reikia, aišku, be abejo. Pagyvensim, matysim, kaip čia bus. Ačiū visiems, kurie pažiūrės, kviečiu tikrai paspausti laiką, pakomentuoti, kokios jūsų emocijos buvo iš finalinio ketvirto, jeigu buvote jame, ką palaikėte, ar džiaugėte savo komandos pasiekimais. Ir viskas, gero vakaro, gero sekmadienio ir sakau čiau. Ate pasiutėliai.